baigiant jau pasiruošimo etapą, kaip tik norime pristatyti, kaip atrodys būtent informacija, kurią mes pateiksime miesto keleiviams, nauji maršrutai, naujos schemos, labai paprastos, aiškiai suprantamos. Taip pat matote, grąžiname į Vilniaus miestą nuimtus informacinius stendus, viešasis transportas keičia įvaizdį, jis bus labai aiškiai matomas ir atskiriamas iš bendro srauto. Ir aišku, nuo Liepos 1 dienos 40 vietų, kur yra daugiausia keleivių persėdimų, dirbs savanoriai, padės paaiškinti gyventojams, kuriems galbūt ne visiškai žinoma nauja tvarka. Ir tikrai nebijojame, kad bus greičiau, patogiau, o svarbiausia, Vilniaus miestas sutaupys 20 milijonų subsidijų ir dotacijų, kurias turėtų kasmet mokėti. Tuos pinigus sutaupę mes galime skirti į viešojo transporto gerinimą. Naujos transporto priemonės ir visi kiti įmanomi dalykai. Šis darbas buvo daromas nuo 2010 metų, tarp praeitosios kadencijos, baigtas 12 metais. Dirbo specialistai VGTU, konsultantai iš Anglijos ir iš Prancūzijos. Taryba šiam sprendimui pritarė absoliučia dauguma. Taigi šiandien, kurie bando kažką kritikuoti arba kalbėti, tai nelabai suprantu. Kaip jūs išvilioti iš lengvųjų automobilių? Labai paprastai, nuo Liepos 1, ypatingai Kalvarijų gatvėje, ten, kur, sakykime, mes pabandėm ir paimti iš eismo srauto A juostą viešajam transportui. Jūs tiesiog drausmingai stovėdami savo eismo juostai lengvajam automobilį pamatysite, kad pirmas greitasis autobusas jau 6 pravažiuoja pro jūs, o jūs jau pradedat vėluoti darbą. Ir aš galvoju, neprabėgs kaip savaitė, kad jūs pagalvosit, kad ženkliai patogiau važiuoti greituoju.